Sveiki atvykę į Kusko, vienas spalvingiausių Peru miestų, kurio gatvėmis vaikšto ne tik žmonės, bet ir alpakos, o tuo tarpu šuniukai yra rengiami gražesniais pončo, nei turite jūs. Aš čia lankiausi Liepos 23 dieną ir man pasisekė pataikyti kaip tik ant didžiojo pilietinio parado. Tai labai svarbus patriotinis renginys, kurio metu žmonės sveikina Kusko miestą kaip istorinę inkų sostinę. Tokiuose paraduose dažniausiai dalyvauja įvairaus amžiaus moksleiviai, studentai, karininkai bei policininkai. O tokių paradų tikslas – išlaikyti inkų tradicijas, prisiminti miesto kilmę bei perduoti visą istoriją jaunai kartai. Nors Kusko yra vienas iš labiausiai turistinių miestų visame Peru, buvo labai įdomu pamatyti tiek daug vietinių, nes žinoma, kad šiame parade žygiavo jų vaikai. Visiems žemesniem, kuriem buvo sudėtinga stebėti paradą, buvo siūlomos išsinuomoti tokios mažos kėdutės, ant kurių palipėjus buvo galima viską matyti žymiai geriau. Na, o visas veiksmas vyksta pagrindinėje miesto aikštėje, tai yra Plaza de Armas. O kad jau prakalbome apie šią aikštę, tai tikriausiai labai svarbu paminėti, kad apgyvendinimo ir ieškotumėt kažkur aplink ją. Kodėl? Nes tai yra tiesiog miesto centras ir vieta, kur prasideda ir dažniausiai pasibaigia visi pagrindiniai turai. Aš vėl pasirinkau Viajero hostelį, kurį jau minėjau ir gyriau ankstesniuose video, nes Viajero hosteliai turi savo tinklą, taigi jų hostelius galima rasti beveik kiekviename mieste ir jie yra labai populiarūs. Tai jei nuspręsite apsistoti kažkur aplink šią centrinę aikštę, tai turite žinoti, kad beveik visus pagrindinius Kusko miesto objektus galėsite apeiti tiesiog pėsčiomis. Na ir pradėkime nuo pačios pirmos ir vienos svarbiausių rekomendacijų, nuo kurių prasidėdavo mano beveik kiekvienas rytas Kusko mieste. Ir tai yra San Blaso turgus. Aš čia kiekvieną rytą atkeliaudavau būtent dėl pusryčių, nes čia galite rasti beveik viską, ko tik panorėsite, o ir kainos čia yra pačios draugiškiausios visame mieste. Tai nėra visiškai tipinė turistinė vieta, nes kaip galite matyti, čia kiekvieną rytą papusryčiauti atvyksta ir dauguma vietinių. Mano top kiekvieno ryto pasirinkimas buvo 6 numeriu pažymėta sumuštinių vieta. Ši vieta itin išpopuliarėjo po keletos video TikTok'e, taigi nenustebkite, kad atėję čia ryte beveik nerasite laisvos vietos. Aš iš tikrųjų net nelabai mėgstu sumuštinių, bet paragavus jų patį populiariausią Makčiu Pikčiu sumuštinį, grįždavau čia kiekvieną rytą. Jie yra tokie milžiniški, kad galėdavau suvalgyti tik pusę, o kitą pusę pasilikdavau likusiai dienos daliai. Na, visiškai šalia sumuštinių 5 pažymėtoje vietoje yra skaniausi ir šviežiausi įmanomi vaisiniai kokteiliai. Vėlgi milijonas žmonių, bet čia kažkur už €50 galima rasti tiesiog skaniausią ir šviežiausią mango kokteilį su pienu. Sumuštinis labai skanus, mango gėrimas su pienu dar skanesnis. Dabar esu pasiruošus apvaikščioti Kusko miestą. Čia man kilo visai gera mintis, bent jau pradžiai taip galvojau, bet iš tikrųjų supratau, kad šiek tiek padariau šiokią tokią klaidą. Taigi aš norėjau aplankyti Kristaus statulą, kuri įsikūrusi vienoje iš aukščiausių Kusko miesto vietų. Nuo San Blaso turgaus iki Kristaus statulos yra apie 22 minutės ėjimo, taigi jeigu norite susipažinti su Kusko miesto ir tiesiog pasivaikščioti po šias nuostabias gatveles, visai rekomenduočiau tai padaryti. Tačiau turite prisiminti vieną svarbų dalyką, kad Kusko miestas yra įsikūręs 3400 metrų aukštyje virš jūros lygio, taigi pirmomis dienomis jūs gali aplankyti gan stipri aukščio liga. Tai reiškia, kad tos 22 minutės iki Kristaus statulos gali būti gerokai ilgesnės ir sudėtingesnės nei jums atrodo, nes dėl aukščio ligos tiesiog bus sunku kvėpuoti ir reikės daryti bent keletą sustojimų. Bet nemanau, kad sustojimai sukels jums daug nepatogumų, nes pakeliui rasite tiek nuostabiausių, spalvingiausių, gražiausių parduotuvėlių, į kurias norėsis užeiti, kad jums tiesiog tie sustojimai išeis savaime. Didžioji dalis turistų nusiperka pončo, kuris puikiai tiks jūsų Makčiu Pikčiu nuotraukom, arba taip pat dar nusiperka netikrą kopijuotą Patagonijos džemperį. Tai čia galite rasti viską. Aš labiausiai rekomenduoju užsukti į Asunta parduotuvėlę, nes čia asmeniškai radau patį didžiausią pasirinkimą ir kainos, sakyčiau, kad
buvo vienos iš geresnių. Pakeliui link Kristaus statulos dar galite užsukti į šią apžvalgos aikštelę, kur dar geriau pamatysite Kusko miesto vaizdus šiek tiek iš viršaus, tačiau patikėkit manim, nuo Kristaus statulos tie vaizdai bus dar įspūdingesni. Na, kol mes einame link Kristaus statulos, aš jums noriu trumpai papasakoti, kokiagi jos atsiradimo istorija. Taigi 1945 metais Kusko sudrebina žiauriai stiprus žemės drebėjimas, kuris nuniokoja beveik visą miestą. 20-ame amžiuje į Kusko ir kitus Andų miestus emigravo labai didelė dalis žmonių iš artimųjų rytų. Taigi jie čia prekiavo, kūrė verslus ir kitaip įsiliejo į visuomenės veiklą. Po žemės drebėjimo būtent palestiniečių bendruomenė Kusko mieste norėjo parodyti solidarumą ir dėkingumą miestui, kuriame jie gyveno ir dirbo. Taigi jie finansavo šios statulos pastatymą. Vietiniai sako, kad išskėstos Kristaus rankos lyg apkabina miestą, taip jį apsaugodamos ir palaimindamos. Jei labai atvirai, tai antrą kartą lankant šią vietą nemanau, kad pasirinkčiau lipimą į kalną, nes jis buvo ganėtinai status ir aš tikrai pavargau, o dar prie to pačio prisidėjo ir visa aukščio liga ir dusulys, tai jums labiau rekomenduočiau rinktis autobusą arba taksi. Šiaip dar visą laiką pirmą dieną labai rekomenduoju pasimti free walking tour, kad susipažintumėt su miestu, bet šį kartą aš turėjau labai prastą patirtį su tuo. Šiandien buvau tikriausiai blogiausiam free walking tour gyvenime. Toks jausmas, kad paprašė ChatGPT sutraukti informaciją ir maždaug čia pirmas viešbutis, čia tas, čia kalnas, čia kitas. Aš jau net nekalbu apie tai, kad tas walking tour nebuvo... jis buvo anglų kalba, bet aš net nieko negalėčiau jums papasakoti iš to walking touro. Ir po 2 valandų mes baigėm tą walking tourą. Palaukit, biškį dūstų. Mes baigėm tą walking tourą šitam turgelį maisto. Ir mes geriam sultis tiesiog. Ir jis prieina prie manęs, tai visi sumoka po kelis eurus. Jis pasakė, kad $5 yra šito walking touro. Aš sakė, tikrai, šį kartą tikrai nemokės. Tikrai labai atvirai visą laiką moku tikrai, nes aš suprantu, kad jie negauna pinigų iš to ir jie tik gauna pinigų iš turistų, bet šį kartą aš galvoju, aš tikrai nemokėsiu. Aš nieko neišsinešiau iš to turo. Ir jis prieina prie manęs, sako, ar tu jau sumokėjai man donationą? Aš sakau, nesumokėjau. Sako, kada tu man sumokėsi donationą? Sakau, žinokit, neturiu pinigų ir nežinau, dabar negaliu sumokėti. Sako, tai tu gali kortelę mokėti. Nuėjom iki tiesiog sulčių baro. Jis sako, tai tu gali šito moterim už sultis sumokėti kortelę ir jos tada man duos grinais tas $5. Aš sakau, ne. Sakau, tikrai taip nebus. Sakau, ne. Ir esmė, kad aš esu buvus tokiuose gerose turuose, kur atrodo net neprašta sumokėti. Aš tiesiog visą laiką sumoku, nes man žiauriai patinka. O šitas turas buvo apgailėtinas, beviltiškas tiesiog. Ir iš manęs bandė tos $5 išpešti. Aš sakė, ne. Aš nemokėsiu už blogas paslaugą. Net nebejuokaukit. Aš šį turą tiesiog užsisakiau per savo hostelį, bet jums labiau rekomenduočiau užsisakinėti tiesiog online kažkur internete, kur galėtumėte pasiskaityti apie gidą atsiliepimus, kad bent jau žinotumėte, kad tas turas bus tikrai geras ir neteks tiesiog 2 valandas pasivaikščioti ir nieko nesužinoti. Na, dabar keliavame prie dar vienos rekomendacijos, kur jūs būtinai turėtumėte apsilankyti, tai yra San Pedro turgus. Jei anksčiau minėtas San Blaso turgus buvo labiau apie maistą, tai San Pedro turguje galite rasti maistą ir visą kitą. Tai labai rekomenduočiau čia užsukti, jeigu norite nusipirkti lauktuvių, nes čia buvo labai daug patogiai supakuotų mažų šokoladukų, kavos, kakavos ir šiaip visokių niekučių, ką tikrai norėtumėte parvežti savo mylimiems žmonėms. Tai tik primenu, kad mano kelionių puslapyje spalvotampasauliui.lt galite rasti dar daugiau informacijos apie visas mano keliones ir žinoma, kad Peru kelionės gidą. Tai jei norite sutaupyti
netaupyti planuodami kelionę patys, tai jums tas gidas tikrai labai padės, nes ten rasite visas mano viešbučių rekomendacijas, turų rekomendacijos, populiariausius miestus ir visą kitą, ką jums reikia žinoti, planuojant savo kelionę į Peru. Na, o jei dar lieka klausimų, visą laiką galite rašyti man per Instagramą arba komentuoti po šiuo video. Na, o dabar pakalbėkime apie dienos turus, kurių iš Kusko miesto galite rasti labai daug. Vienas iš labiausiai rekomenduojamų dienos turų yra būtent į Sacred Valley, bet jis man mažiausiai patiko, tai dėl to noriu jums trumpai parodyti, kas į jį įėjo ir kodėl aš jums jo nelabai rekomenduočiau. Mūsų ekskursija prasidėjo nuo trumpo sustojimo amatininkų kaimelyje, kur vietinės moteris mums parodė, kaip audžiama ir dažoma alpakų vilna. Look, now the sacrifice for you visit is often this is the natural day. Obtenemos el primer color de la cochinilla. Miren, amigos. Este es el primer color. Para cambiar Nežinau, ar supratote, bet praeito video pradžioje buvo šnekama anglų kalba, tai žinokit tik tiek, kad atkeliavus į Peru dauguma vietinių šnekės labai laužyta anglų kalba arba tik ispaniškai. Taigi šiek tiek pasilabinom su alpakom ir lamom, o tada artėjo laikas mums keliauti į tradicinį Andų kaimą, tai yra Chinchonero. Bet pirmiausia, tik atvykę į vietą mes turime įsigyti specialų turistų bilietą, tai yra boleto turistiko del Cusco, kuris kainuoja apie 18 eurų. Tai yra kaip turisto pasas, kuris leidžia patekti į daug skirtingų lankytinų vietų turistams šiek tiek pigiau. Jei labai atvirai, tai Chinchonero kaimas manęs visiškai nesužavėjo, nes iš esmės ten buvo tokia pagrindinė aikštė, o tada mus nuvedė prie inkų griuvėsių, kur turėjome gal maždaug 5 ar 10 minučių padaryti nuotrauką. Viskas. Atsiprašau, pamiršau papasakoti labai svarbų dalyką, kad mums parodė ir papasakojo, kaip čia buvo auginamos bulvės. Tai jo. Tai va, pastoviniavom, pasižiūrėjom į šios nuostabius vaizdus, pasigrožėjom, pasifotografavom ir jau keliavom toliau į kitą vietą. Atstumai tarp objektų buvo tikrai gan dideli, tai kas man nepatiko, kad mes didžiąją dienos dalį praleidome tiesiog autobusiuke. Važiuojam toliau. Kitas labai žinomas ir populiarus objektas, tai yra didžiulės Morei apskritos terasos, kurioms ir vėl reikia mums jau anksčiau nusipirkto bilieto. Kaip žinoma, užsimti žemdirbystę kažkur kalnuose, slėniuose ar aukštumose tikrai nėra taip lengva, tačiau Inkų imperija buvo labai išradinga. Taigi tam, kad Inkai turėtų stabilų maistą visus metus bei išgyventų sausras, šalčius ir badus, jie pradėjo auginti maistą būtent tokiose terasose. Pasirodo, kad kuo aukščiau yra viršutinis terasos aukštas, tuo temperatūra jame yra pati vėsiausia. Tuo tarpu pati apačia, žemiausias sluoksnis, yra pats šilčiausias, o skirtumas tarp jų gali būti net 5 ar 15 laipsnių. Iš to galime suprasti, kad dar Inkų imperijos gyvavimo laikais jie suprato, kas yra mikroklimatai ir kaip jais naudotis, mokėjo prisitaikyti prie aukštumų bei turėjo labai pažangę žemdirbystę be jokių moderniųjų technologijų. Po trumpo sustojimo mes ir vėl esame kelyje ir dabar keliaujame į kalnuose veikiančias druskų fermas. Čia rasite daugiau nei 3000 baltų baseinėlių, kuriuose iki pat dabar yra gaminama druska. Kaip tai veikia? Viskas labai paprasta. Iš kalno teka sūrus požeminis vanduo, jis yra nukreipiamas į mažus baseinus, tada vanduo išgaruoja saulėje ir jame lieka tik druska. Čia mes ir vėl turėjom tikrai gan nedidelį laiko tarpą, gal 15 minučių ir tada atėjo laikas pietums. Na, po pietų staigiai vėl atgal į autobusiuką ir toliau keliavome į Ollantaytambo. Tai yra vienas autentiškiausių miestų, kuriame senasis Inkų miestas ir šiuolaikinis miestelis susipina viename. Čia jūs ir vėl pamatysite milžiniškas akmeninės terasas bei šventyklą ant kalno viršūnės, nuo kurios matosi visas naujasis miestelis. Taip pat verta paminėti, kad Ollantaytambo miestas yra vienas iš pagrindinių taškų, iš kurių jūs galite su traukiniu keliauti į Machu Picchu. Taigi net šios ekskursijos metu dalis žmonių nebetęsė su mumis kelionės ir tiesiog liko šiame miestelėje, kad galėtų kitą dieną su traukiniu keliauti į Machu Picchu.
Na, o po Ollantaytambo miesto mes keliavome į paskutinę vietą, į kurią, tiesą pasakius, mes vos spėjome ir tai ir vėl buvo žemdirbystei skirtos terasos. Tai, manau, jau supratote, kodėl man neypatingai patiko šios dienos turas, nes tai, kad šiaip buvo labai daug pasikartojančių vaizdų, kelionės tarp objektų buvo tikrai labai ilgos ir varginančios ir šiaip pats kelionės tempas buvo labai intensyvus, nes kiekvienoje vietoje galėjome pabūti vos po 15 minučių. Toks turas man kainavo apie 20 €, tai tikrai nerekomenduoju nieko užsakinėti iš anksto internetu, nes tokių ir panašių turų galėsite rasti čia pat vietoje Kusko mieste ir jie čia bus žymiai pigesni negu perkant internetu. Na, o kitas video bus pats paskutinysis video iš Peru ir tikriausiai pats svarbiausias, nes mes aptarsime 2 įsimintiniausius įvykius, tai yra kelionė į Machu Picchu ir žymųjį Rainbow Mountain. Taigi neatsipalaiduokite, sekite mane Instagrame, nes laukia dar daugiau kelionių, dar daugiau įspūdžių ir dar daugiau jums taip reikalingos informacijos.